ataskaitų kūrimas. Tarkim, turime pasidarę tam tikrą formą ir dabar reikia padaryti ataskaitą, tai ir keliaujame į Create meniu ir yra skirtingi būdai, kaip tai suformuoti. Galima naudotis vedliu, galima tiesiog sukurti paprastą ataskaitą arba tuščią. Šiuo atveju pasinaudosim tiesiog, kad suformuotų automatiškai. Ir suformuoja ataskaitą, galima rinktis, aišku, kaip ją suformuoja, tarkim, toks išdėstymas, tiesiog kaip norite plinkėsi, tada galima, aišku, pakeisti paveiksliuką, aišku, keisti stilių, raidžių dydį ir toliau. Tarkim, šitų raidžių galima pakeisti irgi šitokį stilių, tokį dydį padaryti ir taip yra formuojamos ataskaitos su tam tikrais nustatymais.